Gyvenimas nestovi vietoje, šiandien daug taškų teko aplankyti ir vienas tokia komiška situacija, pusiau komiška. Prie Vygo pamatėm žmogų, kuris, reiškia, laikosi už širdies, visas drebantis toksai, sako, apvogė šiandien mane autobuso stoty, pats esu Vokietijos pilietis, čia atvažiavo greitąją, dabar pastatė lašalinę ir išvažiavo atseit pas jį, mama, aš šiandien mirė, reikia nuvažiuoti iki ligoninės, paimti dokumentus ir nuvažiuoti į Vokietijos konsulatą, kad, reiškia, išduotų jam naujus kažkokius tai laikinus dokumentus. Žodžiu, viskas tai labai įtartina pasirodė ir man, ir Viktorui, nes kokia lašalinė ten, greitosios pagalbos automobilyje ir apskritai tos išpjovos ant kelnių tokius, tarsi pas jį ten viskas prapjauta, išpjauta, papurškė dujų jam autobuso stoty, žodžiu. Paskambinau konsulatą, jo pasodinom į mašiną, galvojom, jeigu mama mirė ir viską, vis tiek negalim praeiti pro šoną. Reiškia, paskambinau Vokietijos konsulatą, sako, toks ir toks, iš Ganoverio prisistato, jo, sako, lietuviškai kalba, jo vardas toks, jo, sako, vykit lauk arba vežkite policiją, nes jam kas kart per šventes, kokios nors miesto atsiranda, reiškia, nuolat mama miršta, žodžiu, tai va. Pasilinksminau, pažiūrėkit. Žiūrėk, sėsk, tu palauks, aš į parduotuvę namo daiktus nunešiu, ne? Tai nuvažiuosi su manim? Jo, man reikia. Mūsų tašė. Ir tašė atėmė? Portmoniuką tašė viskas. Mums pasakė, kad tu biškutė apgavikas. Vokietijos konsulas pasakė, kad vykti lauk tave ir kad tau vis per šventės kažkokius tai nuotykiai. Tai mama numiršta, tai dar kažkas. Jo, dabar žiūrėk, negražu taip. Skambinti prie tavęs dar kartą. Ką tik dabar paskambinau, pakėlė konsulas, paklausė dėl Ganoverio, pasakė, kalba ir lietuviškai, ir vokiškai, sako, vykit lauk, nes pas jį nuolat per šventės, tai mama miršta, tai dar kažko prisistato ir mums skambino dėl jo. Tai žinok, mes su tokiais cirkais tikrai nežaidžiam. Vyrai, atsiprašau. Viso gero. Man to betrūko. Давай. Выпусти, пожалуйста, человека ведь. Kovo 11 keliaujam pas Marijos Stefanijas. Žmogus 95 metų, ištiko insultas, vaikštinės jai nuvežėm jau, bet nori jinai laukia pabūti daugiau, kol gaus kompensuojamą vežimėlį, vežam štai iš tokio nuostabų dalyką, geras, gavom iš draugų mūsų iš užsienio, visas paruoštas naudojimas ir kokybiškas. Tėvų žmogus dar pasidžiaugia saulutę. Keliaujam. Labą dieną. Kažkokį dovaną jums atvežiau. O, vežimėlis. Tuoj aš sutvarkyti turiu, nes ten dar kojom. Va, matot, kojas dėkite. Viskas gerai. Neverkit dar. Viskas gerai. Čia tik tai tokia maža smulkmė. O čia, jeigu reikia ką nors papildomai pasidėti. Taip, kur nors duonos gabalė. Va. Bet jis kažkur kabinasi. Jo, žinau, kad čia maisto aš mačiau. Čia dar galima, žiūrėkit, jeigu va taip daugiau susilanksto. Čia va susidėti manatkės. Tai va, čia, kur ta knopkė susilanksto kaip paprastai. Taip. O šitas dar galima reguliuoti, ten aukštį padarys. Čia stabdžiai, kad stovėtų. Čia galima pro šoną įlysti. Jo. O, paskui čia. Bet tokiai patogumą kanalę. O, labai gerai. O čia, jeigu reikia, va, čiuk.
Paliekam jums vežimėlį tada, ne? Nu, susimatysim dar lauke. Tokia laimė. Iki. Tai sveikit, iki. Ate. Dar vienas vieta, kur norim aplankyti, pavasaris. Važiavom pas Kristinus į namelį, tačiau jinai gyveno ne viena ir mūsų užduotis patikrinti, kaip tas žmogus ten gyvena. O batukus aš nepaėmiau, Viktoras paėmė, o aš mašinos lysti. Net. O, prasideda. Vienas nugriautas. Žiūrėk, neatlaikęs stogas tą. Nugriūtas. Čia kur lelytė būtų. O, čia sulaužytas. O kodėl nugriuvo? Au. Dar vienas sulaužytas medis, nuo sniego tikriausiai nukrytęs. O čia atėjo, ne? Į brydą. Tik reikia susitarti, kad būtų išvežta, nes va, visą tai, aišku, nepuošia miesto. Ten vieni studentai rašė, kad gali padėti. Paskui dingo. Tikriausiai reikėtų į miesto tarnybos kreiptis. Čia šuniukai jos gyveno, padvėsė visos, čia palaidojo. Man atrodo, kad nėra nieko. Ne. Štai taip gyvena žmonės pas mus. Kartais. Gyvas? Ne. O. Taip ir gyvenam. Čia tiek akinių. Matot? Na, žodžiu, verdiktas toksai. Griūna tie nameliai. Šiukšlynis didžiulis šiukšlinė. Tai reikės jau vis dėlto, nežinau, galbūt miestas kažkiek tai prisidės prie tos aplinkos tvarkymo, nes bėda tai tame, kad surinkti tai viską galima, kai atlydis bus. Bet kur dėsi, neneši per mišką kiekvieną maišą ant kupros. Reikėtų kažkokio traktariuko. Mes nešiukšlinam, su savimi išvežam. Nu va, laiškukas. Ir
tokia mergina vardu Natalija, kuri jau ilgą laiką, dar nuo Katrinos laikų, ten tokia bobulytė, kuri gyvena prie kapinių, padeda mums maisto produktais. Tai yra kartą per savaitę jinai užsako maisto krepšelį ir mes ją padalinam. Iš pirmo mes vežėm pas Katrinos, paskui mes pradėjom dalinti jau kitom močiutėm, kada Katrina numirė. Tai ir dabar aš padalinau 4 dalys jos pirktą maistą. Važiuojam, reiškia, pas Genovaitės atiduosim. Šventiškai, ne? Šiandien. Šiandien ypatinga diena. O. Šventė. Pašventinti. O, kvepaliukus bandėt, patiko? Prašau. Skanus kvepalai. Kvepalai skanus ar skanus kvepalai? Aš gavau dovanų, Jo, bet... čia. Kvepalai. Ar čia kvepalai? Jo. Žodžiu, ar rūbams, ar ant plaukų? Jo, ne, čia ant kūno kvepalai. Paprasti kvepalai. Aš niekada nenaudojau. Nu, kaip čia? Aš neturėjau pinigų. Aha. Nei dažam, nei kvepalam, Taip, aš niekam. ant rankos taip, kad pavostyti, Ačiū. aš įvedina, nu, koksai Oi, kvapas. koks malonus Nu, kvapas. skanus, ne? Tai va, Tai kas tas tutelė tokia? Tutelė, čia dantų pasta. Čia dantų pasta. Dantų pasta? Jo, mažas tiesiog. Aišku. Taip, aš jums atvežiu obuoliukų, mandarinų, bananų. Kokia šventė didelė bus. Taip, dar atvežiau tos, žinot, kur plikitų vandenį užpilat ir košė gaunasi. Košė? Nu. Ai, tai aš važiuoju, ką ruošiausi daryti pietum. Pamerkiau. Makaronai, nu, irgi Po variantas. mišių, o dabar mišios O jeigu baigėsi. norit, aš jums galiu tą košę užkaisti. O dar yra burokėlių salotas galiu atidaryti. Atvežiau 2 tokios mišrainės. 2 slovikėlius tokių mišrainių. Kas čia yra? Burokėlių mišrainė. Oi, nuostabu. Nuostabu, labai gerai. O iki sekmadienio ar būtų jinai? Taip, aišku. Tai sekmadienį, šeštadienį. Valytė minkštą dar va čia ant stalo padės. Tai tą aš iš šaldytuvo pastatysiu. Gerai, gerai? auksė. Taip, šitą mes iš šaldytuvo O pastatysiu. man nebus per daug, jeigu dabar šitą užpildyti, jeigu jau šitą paruošiau. Ne, tai žiūrėkit. Nes kiek čia jau aš patogu. užpilta vandeniu, jau aš negaliu jos. Nu, gerai, tada, nu, palikit. Tada bus man sekmadienį, šabui. Jo, dėkit kur patogu jums. Dar obuoliukų jums. Taip, pieno atvežiau, kur pastatome šaldytuvą. Jeigu tilpsi į ten, Aha, iš šaldytuvo, gerai. norėčiau paragauti. Paliksiu, gerai. Gerai. Nu, tai va, patį žinosit, kaip atidaryti. Ant tavo duonos aš Nu, ant duonos užtepti. užsitepsiu, Duona bus man labai, o, vakarienė. labai gerai. Nu, taip, tą didelį maišą aš paliksiu vietoj šiukšlių maišo. Toks didelis, Gerai. tvarkingas, tai galėsiu čia dėti. Šiandien aš jau nieko nedarysiu. Aha. Bus kur nebus. Viso gero. Neužpyksi, aš tik prisiklausiu. Gerai. Iki. Viso gero. Viso gero.